Gerą vakarą. Tai iš tikrųjų nemažai nutiko, bet ne tiek daug filmavau, kiek daug veikiau, nes tai užtrunko gerokai ilgiau. Tai iš tikrųjų noriu trumpai papasakot, kas buvo nefilmuota, bet padaryta. Tai nusipirkau standartinės spyruoklės, kadangi sudėjus variklį mersas gerokai pažemėjo, tai čia matot nuotraukų skirtumą tarp standartinių spyruoklių ir tai, kas buvo jau pripjauta. Tai dėjau naujas senas spyruokles ir jas vėl po biškį pjoviau žemyn, kad išgaudyt tą aukštį, koks man labiausiai tinkamas. Tai čia po pirmo matyt pjovimo mersas taip atrodė. Aišku, man pritrūko, tai pjoviau dar kartą, tai čia matyt po antro, bijau net po trečio pjovimo, atrodė taip ir aš ties šitą fazę sustojau. Bet kažkiek mersui pastovėjus jis dar labiau nusėdo, tai teko vėl kažkaip haltūrinti ir kelti viršų. Tada buvo keičiamas kompresoriaus tepalas, kurio turbūt mažai kas keičia. Tai ir tepalas gan ypatingas. Tai vat šitoje nuotraukėlėje matomas tas nuostabus tepalas. Taip, jis yra reaktyvinių variklių tepalas, kuris gyvena kompresoriaus viduriuose. Tai žodžiu, ten labai nesmagus užsiėmimas pakeisti tą tepalą, dėl to, kad ten reikia atsukti tokį varžtą ir gamintis tokią šlangelę ir su švirkštu išsitraukti ir ten specifiniais kampais tik tai galima pasiekti tą tepalą. Nu, žodžiu, ten internete yra iš tikrųjų neblogai aprašyta, kaip tą padaryti ir nebuvo labai paprasta, bet pavyko puikiai ištraukti tą seną jau pajudavusį tepalą ir pakeisti į šviežų naują reaktyvinio variklio tepalą. Tai vat, matyti ties čia mano intro baigėsi ir galima tęsti ties to, kas buvo daroma toliau. Labą. Tai nusilupau durų pušivkę, tai ką darysim, tai atsikratysim šitų irklų. Tai pažiūrėjau internete, kad pats mechanizmas kaip ir atrodo taip pat. Tai tiesiog reikės nuimti tą dalį, kur irklas yra ir vietoj jos įdėti varikliuką. Ten mačiau kažkokius spacerius dar reikės įdėti, bet turėtų viskas veikti. Dabar taip šneku, aš taigi nupirkau viską. Nu tai va, sulauksiu visko ir tiesiog pakeisiu kaip gale. Ir beje, kad ir nusėmiau durų apšifkę, tai nuėmiau vakuuminį valdymą. Čia buvo tokia rankinėlė, va šita rankinėlė. Jinai tampė aukštyn žemyn šitą. Čia yra durų užraktas. Tai jinai tampė jį ir jinai veikia nuo vakuumo. Kur aš tą daiktą numečiau? Žodžiu, kažkur numečiau tą. Ten buvo 3 vakuuminiai vamzdeliai, žodžiu, ir jų dėka tos duris rakinėjus. Bet dabar nusipirkau tokį va daiktą. Žodžiu, kažkokį universalų su remote. Tai dėsiu šitą daiktą. Iš tikrųjų, man turbūt reikėjo šitą dėti, nes šitas yra pagrindinis. Nu, bet tvirtinimo taškai visų 4 yra vienodi. Tai not a problem. Jo, tai ką aš padariau, prasigrėžiau čia skylutes, prasikišau šitą, jisai gyvena tenai viduj, jis su langu nekontaktuoja, tai žodžiu čia važinės tas motoriukas ir stumdys šitą va. Labai gerai čia viskas tiko, nes čia puikiai per tą skylę va lenda ir puikiai važinėja, žodžiu viskas turėtų būti gerai. Tai va tik nežinau, jo, man iš tikrųjų reikalingas šitas. Dabar įdomu iš tikrųjų, kaip kiti langai sakau, užraktai veiks. Ne, šitas tai tikrai veiks nuo pultelio, o kiti tai jaučiu net neveiks nuo pultelio. Nu, bet pažiūrėsim jau eigoje, kas ten yra kaip. Tai va, dabar man reikia čia tokios kažko panašaus į šitą, kad sujungs šitos du ir kad jisai šitas traukėtų šitą. Nu ir viskas, tai kitose daryse padarysiu tą patį, nes esu tikras, kad jos yra simetriškos. Nu tai va, kol kas progresas toks, laukiu labai langų. Šiaip žiauriai brangus galinių langų tas visas elektrinis svapas. Priekinių nupirkau Lenkijoje už pusę kainos, ką galiniai kainavo. Ką padarysi? Tai jo, kol kas tiek, po truputį dirbam. Update'as realiai po 5 sekundžių, kai baigiau pasirodo dėžutėje pasikrapščiau ir jie čia va. Duoda šitos dalykėlius, tai labai gerai. Nereikia nieko pirkti, va, prasikišu, pasitrumpinu kiek reikia, užsilenkiu galiuką ir viskas, viena pusė padaryta, žiauriai fainai. Tai jo, tai dar pajungs visą šitą laidų pušį reikės. Nu, pažiūrėsiu, man atrodo, man čia mažiau reikės dalykų nei čia yra. Bet, nu, darau ir pažiūrėsim.
progresas. Nice. Piksi, atimk, Piksi, atimk iš katino tą maistą. Nu, atimk, Piksi, atimk, tavo maistas. Pasimk. Taigi tu didelis šuo. Pažiūrėk, koks mažas katinas. Piksi. Nu, tai kas čia bus? Taip ir prasileisi? Pažiūrėk, suvalgys tavo maistą. Taip. Piksi. Pasimk savo maistą, pasimk. Tai Mersė toliau šabakštynas, tai ką aš šiandien veikiau iš tikrųjų nefilmavau, bet buvo, žodžiu, pas mane kuro žarna vienas gabaliukas buvo ne AN ir kaip ir fuel rated, bet kiaurai pavoščius, atrodo, smirdėjo benzu. Tai teko atsisveikinti. Tai ko pasiekoje? Čia biškį žema ta mašina. Bet žodžiu, va, matosi ta alkūnė. Tuoj pabandysiu ten lyst. Ir va, pasigaminau va šitą žarną, kur nueina į tą mėlyną super retą neįmanoma rasti galiuką, kuris yra M18X1.5 į 10 AN. Ir va, žodžiu, dabar jau turim šitą visą savo 10 AN kuro žarnyną. Ir viskas, čia padariau, patestavau, veikia. Abratkė irgi veikia viskas gerai. Beje, su Abratke tai buvau atvirkščiai pajungęs, iš tikrųjų buvau į Alsoklį Abratke pajungęs, o dabar pajungiau kaip pridera. Tai, nes ten du vamzdeliai tokie išeina iš bako, tai išėmus baką paaiškėjo, kas yra kas. Toliau turiu dėžiai dalykėlių. Dalykėliai yra va. Tai čia yra priekinių langų elektrinis svapas. Į galą jau įdėjau, nefilmavau, čia buvo žiauriai nepatogu, bet galėjau viskas elektra. Labai fainai, sutepiau viską, rieda kaip naujas. Tada taip, čia kadangi vedžiau šitą centrinį užraktą, jisai va, šakš važinėja, tai kai vedžiau laidus tam, atsivežiau dar porą laidų va, jau savo langui elektriniui, kaip matot irgi vadu laidai. Ten tas užstrigęs, žodžiu, ir čia yra tas motoras. Tai dabar ką reikia padaryti? Tai reikia atsukti, gal taip, reikia atsukti šitą, du šituos ir tada gal dar kažką, dar šituos du matyt. Bet čia yra antrinis dalykas. Pirmą reikia atsukti šitą ir tą. Ir čia taip pat V1 ir V2. Tada ištrauksiu langą, o tada jau atsukinėsiu dalykėlius pačio mechaninio mechanizmo. Tai vat, pabandom šitą visą išlupti, o po to tada bandysim šitai montuoti. Dar ką pastebėjau, šitos skylės atitinka su šitom, nu šitos meigės, tada šita smeigė atitinka su šituo, o bet tačiau čia šitie du mažuliai neturi. Atrodo, kaip ir norėtųsi tikėti, kad čia šitie du, bet nepataiko. Vienas gal pataiko, o kitas matyt čia kažkur randasi. Tai galimai reikės pasidaryti vieną skylę, kad prisukti šitą. Gale tuo tarpu buvo viskas paruošta idealiai. Ten irgi čia matosi varžtai sukta. Ir čia keičiasi, kai elektrinis tai smeigės, o gale tai kiek be buvo smeigių, tai tiek atitiko, kur buvo varžtai. Priekį dėja taip nesigauna. Tai kažkaip Mersas, nežinau, galui viską padarė, priekiui ne viską. Nu, bet žodžiu, tvarkoj, bandom daryti ir pabandysim, patestuosim. Nu, išlupau, nebuvo sunku, dar reikėjo 1.13 atsukti, kad šitą bėgelį patraukti. Tai dabar, šiaip žiūrint, užtektų iš tikrųjų pakeisti varikliuką. Nes dabar taip žiūriu, čia yra viskas identiška. Išskyrus čia vat nėra kur išsigręžti skylę vietos. Nes čia va yra, kur reiktų išsigręžti skylę. Čia irgi yra, nes šitos dvi skylės, per šitas dvi skylės sukasi varikliukas iš kitos pusės. Tai vienintelė šita skylė nėra pažymėta, kur išsigręžti. Nes čia iš esmės tas kniedės nugrėžė. Ir tada iš kitos pusės puikiai tas varikliukas tiks į tą vietą, kur reikia. Taip tai va šito daikto. Va. Tai žodžiu, viskas kaip ir pre-made.
Čia tinka viskas, sakau, identiškai atrodo, šitos vietos irgi va yra identiškos, tiesiog kad čia smeigės, čia tiesiog varžtai sukasi, tai tiek ir tų skirtumų, tai iš tikrųjų galima pirkti tiesiog varikliuką ir įdėti, bet šiaip tas varikliukas ir yra brangiausia dalis, pats mechanizmas pirkti, jis visiškai nėra brangus, ten po 30 eurų, varikliukai kainuoja po 100 pem, 200 eurų, tai čia aš Lenkijoje nukniaukiau šitą abiejų pusių komplektus už, nežinau, gal 130, tai žodžiu, su varikliukais su visko, nu tai aš nesisatkinsiu, nežaisiu, neperdidinėsiu į savo, tiesiog panaudosiu visą aną ir tiek, bet šiaip iš tikrųjų, nu aišku, gal reikia sutepti, nes matosi čia lenkiškas tas vos juda, tuo tarpu mano šitas visai gerai juda. Jo, čia reikia gerai patepti, nes čia langas visai nevažinės. Nu tai va, gerai, tada pabandau sutepti, tada įdėsiu ir žiūrėsim. Nu va, viską sutepiau, viskas dabar juda gan gerai. Šita dalis iš tikrųjų taip, ne visai noriu įdėti, bet aš nelabai kažką galiu, nu kaip, nejuda, bet aš norėčiau, kad jinai suktųsi pasukus. Nu, bet yra kaip yra, tenas irgi netaip gerai juda, gal jis daug ir nejuda, tai gerai. Kišu į vietą, tada prisuku langą ir pabandau pavažinėti. Nu va, važinėja, priveržtus apatinius varžtus reikėjo pačiam viršui, padarytos skylės va. Tos, kur stiklą laiko tie varžtai. Tai šita skylė, šita ir šita. Nes čia negali pataikyti, kol jis viršui teisingai nestovi. Tai iki galo pakeliu, čia prisuku ir visą. Tai va, pabandom, pademonstruojam. Visai gerai važinėja. Žemyn aišku geriau. Žodžiu pasakoti. Gali kokį toj pusėj tą patį padaryti ir tada jau sujungti mygtukinę. Mygtukinę nupirkau nuo Opel Zafyros. Tai reikia išsigaudyti, kas ką daro, kurie laidai tiksliau ką daro. Nu ir tada sujungti kažkur įstatyti ir bus baigta. Nu, atsinešiau kitą, tai šitą dalį reikia pagydyti. Visai nejuda. Negaliu net pajudinti, jinai turi laviruoti. Tai gerai, nu pagydysiu ir tada surinksiu. Tai langas lipo ant chromo. Žodžiu, jis buvo pasislinkęs į šitą pusę. Tai ką man dabar reikia padaryti, tai uždarysiu duris, pastumsiu langą į jo vietą, aukščiausių pozicijų, tada prisuksiu ir turėtų būti gerai. Tai nepanaudojau to Opelio mygtukų, kur turėjau, nes ten neįsigavo pajungti, ten reikėjo krūvos realių, tai žodžiu nusprendžiau, kad nenoriu pajunginėti ten per krūvą realių. Tai susiradau per kas labiausiai tinka ir patinka, su ChatGPT pagalba išsiaiškinau, koks mygtukų valdymas nereikalauja krūvos realių, tai tada BMW, nežinau, 5 serijos BMW berods ar kažkurios, žodžiu, mygtukų ta konsolė visa, jinai va dabar puikiai veikia ir valdo mano langus. Labą dieną, turim kažkelintadienį, tiksliau antradienį. Ui, šiandien puikus oras, tai žodžiu. Tada Toyota stabdžių diskas, Mercedeso tepalo slėgio daviklio pleitas toksai žodžiu yra. Ir šitas va varžtas, vietoje jo galima įsukti tepalo slėgio daviklį. Niekaip negalėjau ant variklio atsukti, tai atsukau tos du varžtus, nusėmiau visą pleitą, bet nenorėjau niekaip sudrožto pleito. Tai jo prasigrėžiau Toyotos stabdžių disko šitą karūną ir jo prisisukau, tada prasisregiau, prisisukau žodžiu šitą pleitą ir tada jau su šitų nuostabių įrankių tik tai pavyko atsukti, nes laikės labai gerai. Nu tai va, dabar šitą atsuksiu ir galėsiu įsukti tepalo slėgio daviklį ir matysiu, koks tas tepalo slėgis. Tai kaip ir norėjau, sudėjau tą tepalo slėgį ir kaip ir automobilis pilnai surinkau saloną, surinkau išorę, sparnas aišku liko nedažytas, bet nutariau išbandyti. Tai sėkmingai nukeliavom iki Hanerio ir atgal į kaimą, tai pavyko įveikti apie 45-50 km.
tik tai su vienu saugikliu sudegintų, tai kaip ir skaitau visai sėkmingą kelionę. Nu ir to džiaugsmo vedinas, kad kelionė visai pavyko, nusprendžiau, kad gal reikia ir suprogramuoti automobilį, kad jau būtų galima jį eksploatuoti pilnu pajėgumu. Nu tai išsinuomau šitą nuostabų tralą, nežinau, jis kokių 90-ųjų metų, jis gan ilgas, bet tinka vairuoti su B kategorija, kurią tik turiu. Nu ir ką gavosi, kad nuvažiavau, sumokėjau pinigus, palikau užstatą, davė tralą, kuris beje su vos veikiančiais stabdžiais, nu kai vos veikiantis, tiesiog 3 kartus turbūt reikia pedalą perspausti, kad sustot, bet pasiryžęs suprogramuoti automobilį, nuvažiavau į kaimą, su traliuku pasikroviau Mersą ir per kelias valandas numyniau į Klaipėdą. Nu ir ten jau prasidėjo linksmybės. Tai žodžiu, kadangi tas mano kuro bakas buvo gan senas, tai taip nutiko, kad jisai visgi vis tiek sugebėjo užkišti kuro sistemą, tiksliau filtrą, ir gavom viską ardyti. Tai šitoj nuotraukoj matoma, kaip aš laimingas guliu ant žemės po Dino stendu ir išpilinėjau kūrą, kurio pripylęs buvo visai nemažai, tam, kad išimti kuro filtrą ir jį pakeisti. Nu tai va, čia jau matosi šitose nuotraukose po to post, kas įvyko, tai rankas visas nusidržiau ir taip toliau. Bet galų gale pavyko mums tą sutvarkyti kuro sistemą, taip Redneck Engineering, tam, kad galėtume prasukti. Prasukimas nebuvo labai sėkmingas, ten atsukom gal 330 arklių ir nusuko sankabą, tai, nu, dėja, bet, nu, esmė ta, kad jo, suprogramavo, mašina kaip ir važiavo ir viskas buvo gerai. Iki to momento, kai išsikroviau su tralu ir kitą dieną nutariau kaime jau pralėkti, tai supjovau 3 bėgius ir mašiną užgeso ir taip ir nebeužkūriau. Na ir toliau jau visa kita jau yra video. Labą dieną. Tai šiandien bus unboxingas. Tadam! Tuoj pamatysit, kas šitoj labai dideliai dėžiai. Made in Taiwan. Čia dalies kodas matyt. O, not all fuel tanks come with locking ring. Aha. Tai va. Tai turim kuro baką. Iš Taivanio. Nu, šiaip pirkau ne Taivanį. O pirkau Vokietijoje. Turėjau vieną iš tikrųjų detalę ant šito Mersio, kuri pagaminta Taivane. Tai yra sparnas, tas pats sparnas, kurį virinau, kad jis tiktų geriau, bet vis tiek tinka nelabai gerai. Tai labai bijau, kad čia nebūtų panašiai. Pirkau pagal modelį, nes kabrioleto tas benzo bakas yra kitoks. Nu, tai pažiūrėsim, ar pagal modelį pirktas benzo bakas iš tikrųjų yra pagal modelį. Nu tai žodžiu, tu išpakuoju, pažiūrėsim, ką čia turim. Aišku, reikės dar seną išimti. Tada tik tai žinosim, kokia yra situacija, nes Mersas kol kas kabo. Tai va, pabandysim šiandien pabaigti su kuro sistemą ir, nežinau, ir viskas. Nu, tai kartu pažiūrėsim, nes blikstą galiu jungti tik taip. O, eik tu sau. Wow. Amazing. Žodžiu, po to pafilmuosiu, kaip atrodo senasis. Eik tu sau, kaip smagu, naujas bakas, tikrai. Wow. Šitas yra 75 litrų, senasis yra 90, kas yra downgrade'as iš tikrųjų, nes tokiai mašinai, man atrodo, reikalingas tas litražas. Taip, kas čia? Čia viskas fine, gražu. Svarbiausias testas. Čia yra filtriukas, kuris bake gyvena. Aš jau naują pirkęs, bet jis jau biškį apsinešęs, nes senas bakas buvo nelabai švarus. Bet, jo, nu aš jau prapučiau kiek galėjau. Tai visa laimė, kad jisai čia sėkmingai tinka.
Nu tai valio, galėsiu tiesiog susukti, užspausti ir valio. Tada čia nais po mašiną. Čia yra išsuktas jisai. Ten yra šitie du atsukti jau nuimti, žarnos abi nuimtas. Kuro sistema čia mano jau su nauju filtru, nes senas filtras, kur aš čia kažkur turėjau. Kur tas senas filtras? Senas filtras, beje, va su šitą galvutę reikia prisuktą daiktą, kur dabar ten įdėtas. Kiek čia yra jinai? 46. Amazing galvutė. Taip, va senas filtras. Tas mano Ditchworks, žodžiu, neprapučiamas. Mes jį kad ir plovėm, bet jis taip užsikišo, kad viso baibajam. Nu tai va, tai reikia išlupti kuro baką eilinį kartą, tada įsukti, dabar čia aukštinkojam, įsukti kitą skylę, kuri iš viršaus lygio daviklį, kuris neveikia, bet pas man ir neveiks matomai. Tai ir įdėti naują baką, ir pažiūrėti, pabandyti galų gale, gal bus baigtas su to kuro sistema. Čia iš tikrųjų susideginau, reikėjo iškart keistą baką, tiesiog tikėjaus, kad išvaliau užtektinai gerai, bet akivaizdu, kad ne. Tai gerai, davai, dirbu ir pažiūrėsim, ką čia turim. Beje, praeitą šeštadienį biški Mersas visas apsitaškė užšekų, nes keičiau aušinimas, tiksliau distiliuotą vandenį keičiau į aušinimą skystį, nes jau šalti orai, tai nenoriu, kad užšaltų, tai čia teko pasismaginti, nes čia yra rezervuaras superchargerio aušinimui, tie du aliumininiai vamzdeliai ir šitas, tai čia visa tai pilasi per čia. Žodžiu, buvau prieš tai net išvedžiojęs taip, kad norint buvo labai sunku. Tai dabar perdariau sistemą, tai tikrai labai užsiknisau, nes čia viskas labai nepatogu, lankšta ir taip toliau. Bet lyg ir pavyko, dabar perdaryta sistema, tai jo, dar buvo čia visų reikalų, nieko nefilmavau, buvo mažai vizualinių pokyčių, bet labai daug frustracijos. Bet jo, padariau, galų gale rankas susipjaučiau nenormaliai. Tai jo, baigiu plepėti, einu į galą, darom dalykus, bandysim užkurt, pravažiuoti turbūt su 300 arklių. Nu ir jo, bus baigta matyti šiam sezonui vasarinių padangų. Nu va, atsukau, čia pora varžtų, ten pora varžtų. Nu ir dabar yra linksmoji dalis jį ištraukti, nes jisai labai lengvai neištraukė, nes šitas užpilimas čionais, sudėtingai čia, tai žodžiu, nematysit mano smagumo, dėl to, kad aš čia stoviu taip nelabai patogiai ir tikrai neturiu kur pastatyti kameros, tai žodžiu, pabandau išlupti ir palyginsim bakus. Užtrukau kokias 5 sekundės, gal 10. Matyt, kai ne pirmą kartą darai, tai greičiau gaunasi. Tai va, šitą dalis manau, kad netiks, nes čia seno modelio. Bet tuoj pabandysim. Va, abu bakai. Nežinau, ar tikrai jų dydis skiriasi dabar, net pradėjau dvejot. Bet atrodo visai panašiai. Tikrai labai panašiai. Tai reikia šitą gumą nuimti, ten uždėti. Tada šitos metalinius daikčiukus nuimti ant to bako uždėti. Šitą priveržti ir paperst baką ir tada jo tos dalykėlius sukeisti. Ir dabar, jeigu aš įjungčiau kamerą, matosi bako viršus. Bet, va kaip atrodo, visas bakas, žodžiu, nusėtas tokiom rudim, tai žodžiu, ten liūdnai atrodo. Galvojau, kad užtektinai gerai išvaliau, bet ne. Tai gerai, viską perkeliu. Forma užpilimo, gal ne visai tokia pat. Pabandysim įdėti, pažiūrėsim, kas bus. Gerai, dirbam, žiūrim. Update'as po kokių, nežinau, 4 valandų. Variklis išrinktas, kaip išrinktas. Išimti purkštukai, nuimtas kompresoriaus gabalas. Žodžiu, kas buvo? O buvo tokia situacija, kad niekaip nesikūrė
Ir panašu, kad purkštukai jau privalgė. Nemanau, kad čia per kamerą kažkas sufokusuos, bet ten apačioje yra šiukšlių. Čia va pakračiau, va tokį va išbyra. Paimkim purkštuką, kurio neliečiau, fokus, o va matos, ten yra blogio daug. Ir jeigu aš jį... Nelabai byra, bet matosi. Ten yra pilna šiukšlių. Net nebyra, nežinau kaip išvalyti, nes čia šiaip ant kiekvieno purkštuko stovi tie filtriukai, kurie dabar yra užsikišę ir už tai neužsikūrė. Tai labai blogai. Žodžiu, nežinau, ar jos man išvalys ar ne. Bet žodžiu, jo va, pabirėjo net. Jeigu užsifokusuotų, žodžiu, byra tos šiukšlės. Puiku. Tai va tas kuro bakas man pridarė tokių va. Nu, ką padarysiu. Tai iš kitos pusės čia nieko nesimato, čia viskas atrodo gerai. Bet jo. Nu tai dabar teks vežti purkštukus valyti, tikėtis, kad jie išsivalys, nu ir gal tada užsives jau su nauju baku, kuris sėkmingai tilpo, be jokių problemų, net nustebino, kad taivaniškas bakas taip puikiai tilpo. Nu tai va, toks ir update'as. Šiandien nelabai sėkminga diena, neužkūriau ir gavau išrinkti, ne visai čia smagiai renkasi, čia sudėtingai sklendę va gavau nuimti. Nu, žodžiu, tai va toks ir progresas, tai nežinau, susitiksim kitą kartą jau kaip purkštukus dėsiu atgal ir bandysiu vėl kurti. Tikėkimės tada kursis. Dar vienas update, matuojam kompresiją, nes nuotrauką to ekrane va pamatysit, taip, čia yra kompresoriaus vidus, ten yra kompresoriaus tas aušinimo radiatorius, kuris veikia, nu, žodžiu, aušinasi šitas skystis, tada cirkuliuoja per čia, nueina ten į vidų ir aušina orą taip. Ir jisai prakiuro. Dėl to man mašina ir nesikūrė, nes po mašiną radau tokią balą. Ten yra aušinimo skystis susimaišę su benzinu. Galvau, tarpinę prapūtė, bet nu, tai buvo nelabai tikėtina. Tai pradėjau ieškoti, kas čia gali būti. Nu ir va, laba diena, kompresoriaus aušinimo radiatorius, kuris viduj kompresoriaus prakiūro. Tai dabar matuoju kompresiją ar neužlenkiau variklio, nes man anas iki, kai važiavau, tai tiesiog variklis užgeso. Nu, aš maniau, kad dėl kuro, matyti ir dėl kuro, bet ir matyti dėl šito gražuolio. Nu, tai žodžiu, toliau matuoju kompresiją, jau 5 cilindrai pamatuoti. Tai pirmi 4 ir 8 yra ok, visi po 11 lygiai. Tai liko 3, meldžiamės, kad viskas bus gerai ir tada, nu ką, žinau, nežinau, ar čia tvarkoma ar netvarkoma, bet reikės lupti kompresorių ir nežinau, ar jį tvarkyti, ar naują pirkti, nu žodžiu, problem. Nu, kaip akmuo nuo širdies, visi 8 cilindrai lygiai 11, tobula, nes jau buvau pridėjęs į kelnes, kad motor šaden, labai brangus motor šaden, bet ne, nu tai žodžiu, ką, reiks superchargerį lupti. Nu ir kažką daryti, purkštuką matyti ten gal ir nėra tai blogai, bet nu jau, bet kuriuo atveju jau viskas išlupta, tai jie keliaus prasiplaut, pasitikrint. Nu ir tada jo, lupsim kompresorių, nežinau, gal reikia variklį įsilupti, taip ar taip jį reikia įsilupti. Labai jau nenorėjau šį sezoną tą daryti, bet panašu, kad reikės tą padaryti. Nes alkūnio velnio padėties daviklis kažkokias pievas rodo ir sankaba vėlė. Dėl sankabos aš nesu 100% tikras, gali būti, kad išminamasis yra visą laiką kažkiek paspaudęs sankabą, už tai ir veldavo. Tai reikia šitą išmatuoti ir tada, nu, nežinau, žodžiu, galėjo būti ir geriau. Nu, bet panašu, kad kompresijas turim, tai dar ne taip blogai, kaip galėjo būti, nes kai buvau išvažiavęs, tai aš ten į ribotkę daužiau, tai galėjo ir liūdnai baigtis iš tikrųjų. Nu, tai
tiek ir pasidžiaugiau tuo Mersu, vienas iki išvariau 3 bėgius ir į botkę sudaužiau valdamas ratus ir baigėsi. Tai va ir vėl išrinkinėjom. Nu, toks gyvenimas, ne visada viskas eina pagal planą. Tai jo, susitiksim matyti kažkada kitą kartą, kai jau variklį bus jų išlupęs ir jo, tęsim linksmybės prie šito nuostabaus automobilio. Tai jo, jeigu ką, paspauskit like ar ten subscribe, gal tai padės. Morališkai tikrai padės, ar kažkaip kitaip padės, abejoju, bet jo. Tai ir galit pakomentuoti, iš tikrųjų, jeigu turit dar kokių minčių, kas čia galėjo būti, kodėl taip nutiko. Nes aš tai, jo, dabar toks pasimetęs, kaip čia taip įvyko, nežinau. Bet, nu, svarbu, kad sugalvojau, kur patikrint, gerą tą kamerikė, kur pasijungė ant laido. Tai jo, džiaugiuosi, kad turiu įrankių ir kad sugalvojau patikrinti kompresoriaus vidurius. Žodžiu, nesibaigė epopėja su tuo Mersu, nežinau. Nežinau iš tikrųjų, kas yra. Galvojau, kad ten aušekas išmetime, bet ne, jis prilašėjo ir nuo grindų išgaravo. Paragavau, irgi nebuvo saldus. Tai ten panašu, kad tiesiog benzą perpilinėjo, tai gal visgi grįžtam prie teorijos, kad purkštukai buvo pasikišę, gal purškė blogai. Tai, bet kadangi dabar čia jau viskas pažerta, tai pažersim daugiau. Tai ką darysiu, dar pažiūrėsiu, ar grandinė neperšoko. Tai reikia atstatyti degimą, žodžiu, tiksliau, alkūnį veliną atstatyti vietą, tada nuimsim vožtuvų dangtelius abu, pažiūrėsim, ar ant mėtkių viskas yra. Tai kad tą padaryti, tai reikia viską, žodžiu, nurinkti. Tai visas babinas nuimti, čia kažkokie dalykėliai dar gyvenant jo, nebus smagus užsiėmimas, bet reikia padaryti, nuimsim, pažiūrėsim, pamatysim. Tai padarom. Tai mėtkis, aišku, vietoje, čia viena žvaigždė ir čia kita žvaigždė, tai viskas gerai, pabandžiau ten nusistatyti, kaip fiksuojasi tos žvaigždės, tai viskas fiksuojasi, tai, mėtkis vietoje. Žodžiu, tai čia mes dar visą dieną, tai čia jau nežinau, 4 diena gal. Ir tai galų galės sugalvo neužsikūrė, viską padarius, purkštukus pakeitus neužsikūrė. Ir tada sugalvojom galų galę ištraukti alkūnio velino padėties daviklį ir jis atrodo taip. Jisai nukentėjo. Mes galvom, įdomu, kas čia buvo. Nupirkau naują, nuvariau miestą, greit nupirkau kitą daviklį. Pakeitėm, vis tiek nesikūrė, vis tiek mes depresijoje ir tada randam šitą vaizdą. Taip, trūksta vieno danties ir viskas, skaičiuoklė blogai skaičiuoja ir neužsikūrė mašinėlė. Tai va, veltui visą ten pusę variklio pažiūrėjau, čia iš tikrųjų problema tokia, kodėl tai nutiko. Gal dėl to, kad važiavau be to dangtelio, nes dabar čia toks į lauką atviras dalykas, gal kažkas įkrito, kažką pagavo, nulūžo ir bye. Tai žodžiu, dabar reikės kažkaip susitvarkyti šitą problemą ir, tada jau turėtų užsikurti. Bet buvo visai nesmagu, bet galų gale aišku, dėl ko nesikūrė, tai viso valio, uždarom, viso gero, iki kitų kartų.